Prisimenu iš mokyklos laikų, mėgdavau 3 pamokas. Kūno kultūrą, biologiją ir istoriją. Kūno kultūra patikdavo dėl to, kad turėjom du alkoholikus mokytojus ir praktiškai galėdavom daryti, ką norėjom. Tik tiesiog pamoka prasidėdavo taip. Gerai dabar, berniukai, ateikit. Dabar taip. Dabar bėgat 6 kartus pirmyn ir atgal ir greičiausias laimisi prizą. Lenktynės baigėsi. O, man patiko. Žinai ką? Tu greituoli mano. 10 litų ir bėk mums su Stasiu žaibo alaus paimk žaibę. Bėk. Greit. Tai vat, po to galėdam žaisti krepšinį. Biologijos pamoka irgi įsiminė. Labiausiai patikdavo, kad pradžia rugsėjo mėnuo, kai gaudam naujas knygas, atsiverti knygos kvapas, pirmam puslapį beždžionė, antram liūtas, dar nespėjus atsiversti 3 puslapį iš galo. Atsiverskit 130, makštis nupiešt. Istorija buvo vis tiek mėgstamiausia pamoka, nes istoriją galima interpretuoti kaip nori, kaip ir filosofiją. Mėgdavau sėdėti ir įsivaizduoti, kaip žmonės gyveno prieš 100 metų, prieš 200, tarkim, pavyzdžiui, knygnešiai. Dabar jie laikomi patriotais, didžiausiais patriotais, prie spaudos draudimo laikotarpiu neša į spaudą į Lietuvą. Bet tada jie buvo tiesiog eiliniai kontrabandininkai, kaip dabar, pavyzdžiui, žmonės kontrabandą vežantys narkotikus. Kas žino, gal po 50 metų, kai legalizuos narkotikus ir mes dainuosim dainas dileriam, kelsim vėliavas, pavadinsim dieną kokso vardu. Ir pasakykit, argi nėra didelis skirtumas tarp bielinio knygnešio ir tarp dilerio. Įsivaizduokit, bielinis tik pernešė knygas per sieną ir bando parduoti. Buchur, ateik čia. Jūs mėgstate? Ne. Lietuviškas žodis. Mėgstat? Bandėm. Per gimtadienį vieną kartą buvo atsinešęs draugas. Per naujus bandėm vieną kartą. Tai gerai. Va, aš čia turiu 2 puslapį. Naujas žodis, naujesnį nerasi, 2 puslapį. Gali būti jūs neperkat, einam namo. Tai čia iš kur čia? Iš Olandijos tiesiai pats parvežiau. Lietuviškas žodis. Tai čia geras, kaip geras. Aną savaitę turėjau katekizmą. O katekizmas ir palyginus su šituo, ten yra ten yra nieko, ten yra vanduo. Katekizmas yra vanduo. Va ką aš čia turiu, va čia tai yra bomba, pamatysit. 2 puslapių, dar jums 4 užteks. Nu tada imam, tada 20 kapeikų. 20? Kas yra, Eik, rusiškas spaudas skaitai. Ne, gerai. Niekas nematys. Tuomet, jūs manęs nematys, iš jūsų nematys. Ne, palauksiu šitą mano gimtadienis. Penktadienį gal kaip nors drauguoti, gal kažką turti lengvesnę, linksmesnę to. Kažką galim pagalvoti, kiek žmonių 6. Aš turiu va tokios literatūros, biški tokios, kad ant juoko pramuštų, po to ant valgio ir po to eitų mėgoti. Tinka? Gerai, jo. Tai gerai, vienu žodžiu, kažkur 12 puslapių 6 atneši. Tai gal dabar duosi. Tu gal durnas iš viso?
12 pustų galvoju, aš su savimi nešiosiu 12 puslapį pigmentai pagaus man radą iš karto. Ai, nu jau, padėjau.